Labadiena, mano vardas Tonas Kisensk ir sveikinu jūs dirbtuvėse, tiksliau pas save namuose. Įsakymas buvo aiškus. Nudažyti šį kambarį, kurį nesugebėjo padaryti net patyręs kambarių dažytojas. Probleminis paviršius neatleidžia nuo įprasto nuvalymo ir tada dažymo volelių ant dar drėgno paviršiaus. Su teptuku nemoku, todėl man kilo mintis purkšti. Kurį laiką naršiau Unimado svetainėje, kol man į akis krito 2 produktai. Pirma, purškimo pistoletas su rezervuaru ir antra, aukšto slėgio purškimo įrenginys. Pirmasis iš esmės yra įprastas pneumatinis purškimo pistoletas. Dažų šiuo atveju labiau purškiamą medžiagą turite išorinėje talpykloje, kurios grynasis tūris yra 8 litrai. Tai būtų gerai didesniems paviršiams dengti, bet iš esmės šis įrenginys tiesiog nėra skirtas interjero dažams. Darbinis slėgis yra ne daugiau kaip 50 PS, o tai neleidžia per gana didelę purkštuką prastumti tirštos medžiagos. Gaila, nes tai būtų gana simpatiška ir pigi alternatyva. Kai tai turėjau, čia išbandžiau bent jau sintetikai, grindų dažymui. Pagrindiniai privalumai yra visų pirma didelis išorinio bako tūris ir pistoleto nepriklausomybė nuo dažų talpos padėties, todėl galite purkšti vertikaliai aukštyn arba žemyn, nesusiduriant su problemomis dėl dažų įsiurbimo ar tekėjimo, kaip būna, kai talpa yra tiesiai ant pistoleto, nesvarbu ar po juo ar virš jo. Priešingai, trūkumą matau visų pirma dėl būtinybės prijungti prie kompresoriaus. Mano kompresorius, turintis 120 litrų per minutę, tikrai nepakanka rimtam darbui, todėl turėkite omenyje, kad reikės daug brangesnio įrenginio. Jei tokio neturite, prie pistoleto kainos pridėkite dar ir gerą kompresorių. Taip pat turėkite omenyje, kad skirtingai nei įprastai pistoletui, prie jos prijungtos 2 žarnos, kas šiek tiek riboja ir kad tą vieną žarną, per kurią teka dažai, turėsite valyti kartu su pistoletu ir baku. Todėl įrenginį neapsimoka naudoti mažiems kiekiams. Jei jau turite, turiu jums patarimą, kaip bent jau sutaupyti bako valymą. Dažus įdėkite į kokį nors mažesnį indą, pavyzdžiui, į originalią skardinę ir tik tada įmerkite siurbimo vamzdelį. Taip pat turėkite omenyje, kad bakas gali būti po slėgiu, todėl prieš atidarydami dangtį įsitikinkite, kad indai yra atmosferos slėgis, o bet kokį perteklinį slėgį išleiskite. Pavyzdžiui, apsauginių vožtuvų. Kaip patikimas pasirinkimas man buvo rekomenduotas įrenginys su prozišku pavadinimu purškimo įrenginys romėniškas 2. Norėdamas geriau paaiškinti, pridurčiau, kad tai yra sistema su membraniniu siurbliu, kuris gali sukurti iki 200 barų slėgį. Dėl to jis gali per 0,5 mm purkštuką praleisti beveik 2 litrus dažų per minutę ir susidoroti praktiškai su visomis dažų medžiagomis, jų įprastoje konsistencijoje, taigi nereikia jų drastiškai skiesti. Purškimo įrenginiu galite taip pat tepti, pavyzdžiui, ir gruntą. Tai profesionalus įrenginys, kurio kaina iš pradžių mane išgąsdino, bet kai supratau, kad nebūsiu priklausomas nuo kompresoriaus, tai pradėjo atrodyti prasminga. Norint nudažyti vieną mažą kambarį, tai žinoma yra nesąmonė, bet jei dažyčiau visą namą iš vidaus ir išorės, jau rimtai apie tai svarstyčiau. Arba, pavyzdžiui, kokios nors bendruomenės rėmose. Membraninė pompa nėra tokia jautri operatoriaus klaidoms, kaip stūmoklinė, todėl nebijočiau jos patikėti apmokytam mėgėjui. Na, o profesionalai tą kainą atsipirktų per kelis darbus, nes palyginti su kolega, naudojančiu volelį, jis būtų maždaug 10 kartų greitesnis. Iš mano perspektyvos privalumas yra bekontaktis dažų padengimas ant sienų, kai nėra pavojaus, kad nesutvirtintas pagrindas prilips prie volelio. Purškimo greitis ir tolygumas yra nuostabus. Be to, palyginti su kompresoriumi, pompa yra gana tyli. Dažų medžiagą galite palikti originalioje pakuotėje ir į siurbimo žarną įdėti tiesiai į ją. Pompa pati įsiurbia skystį ir per aplinkelį jis grįžta atgal į talpą. Tik uždarius pirminį vožtuvą, sistema pasiekia slėgį, kurį galite reguliuoti redukciniu vožtuvu. Dėl aukšto slėgio turite susitaikyti su daug didesniu dažų atšokimu nuo purškiamo paviršiaus. Todėl reikia kruopščiai uždengti viską, ko nenorite nudažyti. Žinoma, įskaitant ir save. Tik trumpam pamiršau gobtuvą ir iš karto turėjau gerokai sustingusius plaukus. Man patiko tvirtas pistoletas, kuris net esant aukštam slėgiui veikia labai lengvai ir turi galimybę užfiksuoti nuolatinį paleidimą, taip pat apsaugą nuo netyčinio paspaudimo.
Rankenoje yra integruotas metalinis filtras nuo didesnių dalelių, kurios galėtų užkimšti purkštuką. O jei purkštukas vis dėlto užsikemša, pak užtenka jį pasukti 180 laipsnių, trumpai prapūsti, grąžinti į pradinę padėtį. Ir galite toliau purkšti. Ilga ir lengva žarna pagerina pistoleto valdymą ir dėl jos galite prietaisą palikti, pavyzdžiui, už durų, todėl jis nesusiteps. Pripučiami ratukai palengvina tvirto įrenginio valdymą. Kas mane sužavėjo abiejose įrenginiuose, buvo metalinių rutulinių jungčių naudojimas prijungiant slėgio žarnas, taip sumažinant įvairių tarpiklių skaičių iki būtino minimumo. Aukšto slėgio purškimo įrenginyje taip pat yra atsarginių tarpiklių ir montavimo įrankių rinkinys. Nors vieno kambario dažimas nėra užduotis, verta tokios profesionalios mašinos, džiaugiuosi šią patirtimi, o fasadui tai būtų aiškus pasirinkimas. Nors volelių neišmesiu, bet kas kartą išbandęs purškimą, greičiausiai prie volelio nebegrįš. Nuorodas į abu produktus rasite aprašyme po vaizdo įrašu. Prašome užsiprenumeruoti. Ir spustelėję varpelio ikoną nustatykite pranešimų apie naujus Unimas dirbtuvės vaizdo įrašus gavimą. Džiugins ir jūsų patiktukas arba konstruktyvus komentaras. Mano vardas Tomš Krsensk. Ačiū už peržiūrą ir susitiksime kitame vaizdo įraše.